Žmonės renkasi už ką balsuoti pagal įvairius dalykus. Vieni žmonės visuomeniai yra amoralūs, kiti moralūs, netgi, lyginant su ta visuomenė. Vieniems svarbu politiko reputacija, o jie ją matys įvairiais pobūdžiais, galbūt galvos, kad politikas labai gerą reputaciją turi ne dėl tų kriterijų, pagal kuriuos turėtų turėti, bet žodžiu, žmonės balsuoja labai pagal skirtingus dalykus. Ir kai jie balsuoja už Žemaitaitį, tai jie tikrai nesitikė iš jo, kaip čia, kad jis, pavyzdžiui, labai maloniai bendraus. Arba kad į jį bus tyrimai nevykdomi. Nes jeigu būtų kriterijus toks, kad tu balsuoji iš politiką, kur nenori, kai jis būtų sustepęs, pavyzdžiui, kad apie jį tyrimai vyktų, ar kai jis įsisavintų visus įmanomus pinigus iš ten kompensacijų Seime, arba būtų konstitucija pažeidęs, tu nebalsuosi už Žemaitaitį. Labai aiškiai, ne tokias vertybės, ne už tai balsuoja už Žemaitaitį. Tai tie žmonės, kurie balsuoja už Žemaitaitį ar kažką, jie gali ieškoti savo naudos, pavyzdžiui, nes jis kažkokį ten, ne tik už Žemaitaitį, už bet kokį politiką. Jie gali ieškoti tiesiog savo naudos. Gali būti 1-2 klausimai, kurio, pavyzdžiui, ten koks verslininkas, ar ūkininkas, ar dar kažką. Ir va tas politikas realiai nuosekliai daro dalyką, kur jam naudą neš, pavyzdžiui, finansinė ar panašiai. Tai už jį ir balsuoja. Ir čia yra, taip ir turėtų būti techniškai, už savo interesus balsuoji. Tie, kur Žemaitaitį, pavyzdžiui, balsuoja, tie daugumą atveju tikrai nebalsuoja iš kažkokio ryšlų argumentų, ten dialogą. Tai nėra jiem rūpimas dalykas. Jiem yra svarbu, kad būtų labai aiškiai stumiama ant tų žmonių, kurie jų nekenčia, kurių jie nekenčia, gal tie rinkėjai, kurių nekenčia. Tai konservatoriai, Šimonytė, ten Landsbergis. Ir jeigu politikas stums ant tų žmonių, jau yra didelis pliusas. Lygiai taip pat, jeigu stums ant sistemos, kurią jie nei pasitikė ir jie niekada laimingi nebuvo. Ir jeigu tokį politiką turim, tai tie žmonės mato jame tos dalykus, kurių nori iš politiko ir už jį balsuoja. Tai kai tas politikas prasideda kažkokie tyrimai. Ir mes galvom, kodėl įtakos jokios nedaro nei ten jo reitingam, ar ten apskritai, nes ne už tai balsavo. Nes dalykas, už kurį balsavo, už Žemaitaitį, jis tai nepasikeitė. Jis toliau stumia ant Landsbergio, ant sistemos, ant konservatorių. Toliau jisai grubiai pasako jiems, pastato į vietą, už tą balsavo. Tai tas nepasikeitė. Tai jiem nėra priežasties dabar sakyti, ne, Žemaitaitis man nebepatinka. Jeigu jis nustotų stumtant to, tada jie galbūt su laiku ir sakytų, kad gal iš tikro čia ne. Ir mes tą matėm realiai, kur žmonės net apsimetinėjo, kad ten jiems svarbu yra, kad ten mokesčiai nepakistų ar dar kažką. Mes matėm, kad net tas iš tikro nėra tas esminis kriterijus. Nes kai Žemaitaitis galų gale išmet tos ten mokesčius, ten priėmė ir panašiai, jis gal 2-3 savaitės, o PTV buvo duchinamas komentaruose. Ir tada jis vėl pradėjo konservatorių varyti ir vėl visi prisiminė, kad mums mes galim teikti, kad mums čia mokesčiai rūpi ar dar kažką, bet iš tikrųjų, kas mums rūpi, tai yra, kad mes nekenčiam Landsbergio ir Šimonytės ir šitų žmonių. Ir tada, jeigu Šimonytė, kai ten valdantieji konservatoriai priims, kad ir tą patį būtų priėmę mokesčius, žmonės gal duotų po 5 metų priežastį, kad jie čia pensijas atėmė, mokesčius padidino. Bet tikroji priežastis buvo, jūs tiesiog nekentėt jų ir viskas. Ir jūs būtumėt radę priežastį, kaip ant jų stumti ir jūs balsuosite tiek už kitą, kuris ne tai, kad mokesčių nepakels, ne, o tiesiog stums ant jų, nes čia yra jūsų vertybė. Ir labai labai dažnai žmonės yra blogi akredituoti tikras priežastis dalykam. Pavyzdžiui, kokia tikra priežastis, kodėl balsuoji už vieną ar kitą politiką. Kokia iš tikrųjų yra tavo kertinė kažkokia vertybė ar kažką, už ką tu balsuoji. Ir tada būna, kad supyks ant politiko, vaidini, kad supyks, nes jie padarė X dalyką. Bet iš tikrųjų kita priežastis yra, kurias tu galbūt net nemastėjai ir nepastėjai iki galo. Bet man atrodo, čia viskas labai labai net suprantama ir jeigu taip žiūri žmonės ir kodėl, jeigu Šimonytė padarytų 1% dalykų, ką Žemaitaitis padarė, jinai prarastų praškai visus savo balsuotojus. Nes nieks už ją nebebalsuotų. Nes jos elektoratas visai kitas, jie tikisi kitų dalykų. Tai negali būti teisiama, negali būti tariama, jinai negali nieko padaryti. Jinai pusę sakinio pasako ne visai teisingai ir 4 metus jai vien tik apie taip įsprotinti turės jai atsirašinėti, nes ant tiek yra kitas standartas ir kiti kriterijai, kad net neįmanoma. Nes žmonės, kurie balsuoja už Šimonytę, jie vis dėlto balsuoja už kažkokias vertybės, politinę moralę, kur iš tikrųjų egzistuoti turi. Todėl jie laiko accountable, kaip ir dauguma tų kitų politikų, kai jie bent kažką nusižengia to. Žemaitaičiui visiškai nesvarbu, ne už tą balsuoja, kai jį renka.
Okay. Ir taip kažkaip tuos drabužius deklaruoti gana keista. Ir tada aš labai kažkaip, nežinau, taip ironiškai juokiausi iš tos situacijos, bet deklaravau, nes tokia buvo tvarka. Tiesą sakant, niekas Paskui, nepablogėjo jūsų gyvenimas. Nebereikėjo, bet aš stačiausi namą, aš vis tiek deklaruodavau viską. Nes, tu vis tiek supranti, tu esi politikas, tu stataisi namą, kažkas pamatys, kažkas užduos klausimų, tai visada yra tau pačiam. Ir tave renka žmonės, kuriem tai rūpi. Tame esmė. Žemaitai renka žmonės, kuriem tai nerūpi. Jiem rūpi tiesiog, kad stumtų ant jūs, nes jiem rūpi, ar tu stateis, nes jie nekenčia tavęs. Ar tu teisingai užpildai, bet jie niekada netaikys to standarto savo politikui. Nes reali priežastis jiems nėra svarbu, kad politikas, realus principas, kad politikas skaidriai viską deklaruotųsi, jiem nėra svarbu. Jie tiesiog nekenčia tavęs. Ir jeigu tu to nepadarai, jie stums ant tavęs ir sakys, va, kaip gali politikas nedeklaruoti. Bet tu paklausi, o kai žemaitais nedeklaruoja, tau nesvarbu, ne, jiem nesvarbu pasirodo. Nes jie visą laiką tą naudoja kaip atmaskę stumt ant politiko, kurie nekenčia. Ir jų tikrasis variklis yra tiesiog, jie nekenčia tam tikro politiko ar žmogaus. O ne tas, kad, va, viską deklaruoti turi. Ir vat kai sako ten, ten teistas ar dar kažką, ten šnipas ar dar kažką. Visą laiką tas dvigubas standartas yra. Nes iš tikrųjų, jie neturi to standarto. Jie tiesiog sako, kad jį turi.